nuotraukos visos veikos. Greitai galvoju, padarysiu dar tokį trumpą įrašiuką iš 2 dalių. Man atrodo, kad tai yra svarbu. Faktas, kad daug kas iš esančių čia grupėje apie tai, ką aš dabar kalbėsiu, jau žinot, bet yra ir naujų narių, kuriuom tai yra kažkas naujo. Visada nekenkia pasikartoti informaciją ir tai, ką žinome, išbandyti dar kartą, nes paaugom, matymas prasiplėtė, galimybės padidėjo, aiškesnis vaizdas galbūt, suvokimai ateina lengviau. Tai pirma dalis, šiandien ką aš paklausiau, koks tikslas, dėl ko mes čia grupėje, ar ne, ką mes čia veikiam, ką norim sužinoti. Daugmaž yra panašus tas tikslas, ar ne, kažką išmokti, sužinoti, prasiplėsti, rasti tą ramybę, įrankius kažkokius gauti, darbui su savim, kad tas gyvenimas būtų kokybiškas ir viskas būtų kontroliuojama, gerąja prasme kontroliuojama, kad yra kažkas tai atsitiko, aš žinau priežastį ir žinau kelią, kaip susitvarkyti, jeigu man pasekmės nepatinka. Bet yra vienas dar toksai momentas, kuris yra svarbus ir kurį reikia persikratyti savyje, pastebėti save, pasekti, pasirašyti galbūt net ir su tuo rimtai padirbėti. Kodėl žmogus neprasimuša tarsi? Kodėl jam yra sunku priimti naujas žinias, naują informaciją? Kodėl būna taip sunku tarsi kažkaip išeiti iš to užburto rato? Kodėl mes žinome tiek, kiek žinome? Tas ribojimas tarsi toks, ar ne? Iš kur jisai atsiranda ir kaip su juo susitvarkyti? Tai pradėsiu gal nuo to, kad yra tas ginčas toks, ar ne, kad kiek žmonių, tiek tiesų, kiek žmonių, tiek nuomonių. Ir ta tiesa tarsi labai tokia subjektyvi gaunasi, nes kiekvienas žmogus mato tą patį dalyką skirtingai ir iš savo prizmės, iš savo pozicijos. Tai tos prizmės ir pozicijos jos yra tarsi ribojančios nuostatos kažkokios, kurios iškreipia tą matymą. Kaip viską sutvarkyti ir sudėlioti? Įsivaizduokim, yra universali viena tiesa. Kažkokia tiesa, nesvarbu apie ką, bet tiesiog imam kaip konstantą tiesą. Jinai nori būti sužinota, jinai tiesiog yra, jinai sklinda iki mūsų, jinai yra aplink mus, apie mus, ta realybė. Bet mes ją skirtingai interpretuojame. Kodėl? Todėl, kad sklisdama tiesa atsimuša į pirmus tokius filtrus, mūsų filtrus, tai yra tie neurofiziologiniai filtrai, tai yra mūsų klausa, regėjimas, lytėjimas, tai labai individualus, subjektyvu ir kiekvienas žmogus mato, jaučia, girdi skirtingai daug dalykų. Mes net daug ko fiziškai nematome, fiziškai negirdime, mūsų ausys ir rega neprisitaikę girdėti visą spektrą garso, matyti visą spektrą spalvų. Bet sakykime, yra gyvūnai, yra kas mato, kas girdi, ten šikšnosparniai, delfinai, tie patys ten, šunys, katės. Jie tarsi jaučia, girdi, mato daugiau, o mūsų regėjimas ir klausa yra šiek tiek riboti. Kaip praplėsti, kaip tuos neurofiziologinius filtrus praretinti? Tai mes tam ir turime vidinę klausą ir vidinį matymą. Dažnai žmonės vidinį matymą, kai aš apie tai kalbu, įsivaizduoja, kad jeigu aš jau kažką matau, tai man čia fiziškai prieš akis kažkoks tai vaizdas, miražas, vaizdinys kyla ir jau aš čia kažką tai jau matau labai jau aiškiai. Ne, matymo rūšių yra labai įvairių ir tas matymas, kurį aš naudoju, tai yra tas pats, kurį mes matom, prisimenam vakar dieną, ką veikėm, ką ryte pusryčiam valgėm, ką vaikystėje, kur bėgom, mes jau matome, tai nereikia jokių pastangų. Kiekvienos, kurios paprašyčiau ten papasakoti apie savo mokyklą, mokytojus, prisiminimus, jūs pasakodamos, jūs matytumėte tuos vaizdinius, ką jūs pasakojate. Ir tai ir yra tas vidinis matymas, kurį aš naudoju. Vidinė klausa lygiai taip pat yra, jinai lavinama kaip ir vidinis matymas. Vidinė klausa tai yra tai, kad, sakykime, aš galiu girdėti muziką koncerto, kuriame buvau. Aš galiu prisiminti, kaip ten žmonės šaukė, kaip plojo, kaip grojo kažkas, ar ne? Tai yra ta mano vidinė klausa. Ir ją irgi galima naudoti tam, kad pamatytume tą realybę, tą tiesą, kuri supa mus.
Ir ką galime padaryti, tai irgi yra tas toks, ketinimas, ar ne, mano mintis, ko aš noriu. Aš noriu praplėsti savo matymo ir girdėjimo ribas. Aš noriu matyti ir girdėti tą tiesą, kuri supa mane. Aš noriu matyti ir girdėti, suvokti, kas yra tiesa, kas yra melas, pavyzdžiui, kas yra iliuzijos. Mes savo galime pasakyti labai daug tokių ketinimų, ko mes norim realiai. Tik reikia turėti omeny, kad tai irgi yra atsakomybė. Atsakomybė girdėti ir matyti daugiau tame, kad mes galim matyti ir girdėti ne tai, ką mes norim išgirsti ir pamatyti. Galbūt tai, ką mes pamatysim ir išgirsim, mus gazdins. Ar mes esam drąsūs visą tą tiesą pamatyti ir suvokti. Ir tai kalbu ne tik apie tas visokias ten astralinės būtybės, tuos pasaulius, kurių fizinėm akim nematom, bet kalbu ir apie tai, apie pačio savęs pamatymą, prieimimą ir pažinimą. Mes visi turim ir tamsesias savo pusės, mes turim daug dalykų, mūsų artimieji turi daug dalykų ir mes dažnai tai ignoruojam, atmetam, nes negali būti čia taip, geras žmogus, o viduje kažkas kirba, kad gal nelabai kažkas čia taip tiesiai eina. Yra dalykų, už kurių galima užsikabinti, bet mes patys tarsi atmetam tą tiesą ir nenorime jos pamatyti ir suvokti. Tai pirmą reikia tą aiškiai savo atsakyti į klausimą, ar aš pasiruošęs, ar aš noriu matyti ir girdėti tą tiesą. Ar man jie užtenka drąsos, ryžto ir pasitikėjimo tam. Ir aš žinau, ką darysiu su ta tiesa. Nes tas noras, kaip kiti nori nušvisti, ten kažką pamatyti daugiau, tai toks jausmas, kad jie nelabai supranta, apie ką kalba. Nes aš buvau irgi ant to grėblio užlipus, labai norėjau ne tik čia vidinių matymų, bet vos ne ir išorinių viską matyti, jau čia turiu užaugti, kažkaip tai prasiplėsti. Ir kas atsitiko, tikrai ne faina, kai prisiskini nuo kiemo ten melisų, plikini arbatą ir girdi, kaip jos cypia. Tai, nes karšta jom. Antiek įsijautrina pojūčiai, antiek įsijautrina galimybės žmogaus, mes jas visi turim. Bet ne visada reikia galbūt jas naudoti. Ir tada galima užsidėti tuos tokius, kaip filtrus, dar, kaip ribojimus tokius, kad, aš noriu matyti ir girdėti šiuo metu tai, kas man yra reikalinga ir naudinga šiuo gyvenimo etapu. Tiek, kiek aš galiu suvokti, suvirškinti ir manęs tai nežalos. Tai yra labai svarbu, nes mes dažnai sakom, noriu viską matyti, viską suvokti, bet ar reikia viską taip jau šiuo metu? Todėl svarbu atsirinkti ir pajausti. Aš noriu matyti tik tai ir girdėti tai, kas man reikalinga pagal mano gyvenimo planą šiuo metu. Ir bet ką darant, knygas skaitant, filmus žiūrint, su žmonėm bendraujant, galima užsidėti tuos tokius kaip filtrus, nuostatą tokią, kad aš dabar skaitysiu knygą, bet mano sąmonė, pasąmonė tegu pasiekia tik ta informacija, kuri yra man reikalinga šiuo metu, šiame gyvenimo etape. Viskas. Ir būna perskaitai knygą, galbūt jos neprisiminsi, o galbūt liks ten porą sakinių, kurie tau bus tuo metu kertiniai, esminiai, atnešantys suvokimus ir reikalingi šiuo gyvenimo etapu. Tai tuos filtrus matymo ir girdėjimo nusiiminėti reikia taip su atsakomybė, nenučiuožiant į kraštutinumus, noriu matyti taip, bet tiek, kiek man yra naudinga, reikalinga, kad mane tai augintų, nes būna žmonės ten nori labai išsinešti į kažkur ten, į dvasingumus, į kitus lygius. Dabar labai tai lengva padaryti, visokie psichotropiniai, nežinau kaip tai pavadinta, grybukai, gėrimukai, ajavaskos. Gal kažkam tai ir yra reikalinga jo gyvenimo kelyje, aš žinau, kad man tai nereikalinga. Aš geriau lėtai, stabiliai, savo žingsniu, bet ant tvirto pagrindo, nes man tai, pavyzdžiui, turbūt būtų šokimas, kaip be parašiuto. Šoku, kaip fainai skrendu ir ką dabar daryti, jau nebeskrendu. Tai su tuo noru tokiu matyti viską ir kažkaip taip pramušti sąmonę, kad palysti į tą pasąmonę, tai irgi reikia gerai pasverti ir pamatuoti, ar aš susitvarkysiu su ta pasąmonė, ar aš susitvarkysiu su tuo, ką jinai man paduos, ar man to dabar tikrai reikia. Tai aš esu tokia nuosaikiųjų pusėje, kad geriau lėčiau, stabiliai, užtikrintai tas augimas, procesas, pokytis, transformacija vyktų mano greičiu, mano tempu, taip kaip man yra geriausia ir manęs nežalotų.
nes labai lengva nučiuožti į tuos dvasingumus ir kelio atgal, tada sunku rasti įsižeminimą tą, o mūsų ir yra esmė, kodėl mes tada ateinam į žemę kaip sielos, tai mes ir ateinam patirti materiją, patirti fizinį lygmenį, mokytis čia būti tam fiziniam kūne, žaisti tą žaidimą gyvenimas žemėje. Ir negalima atmesti vien fizinio to lygmens ir pasinerti vien tik į dvasingumus, nes tada bus kaip, eini per gyvenimą su viena trumpesnė koja, žinai. Vieni pasineria į dvasingumus, labai jiem ten visko reikia, kaip tik į fizinį pasaulį, gyvenimą, materiją ir šlubuoja, tada klibikščiuoja. Bet geriausia tai yra stabiliai stovėti abiem kojom ant žemės, suprasti dvasingumą, suprasti tuos principus, jais vadovautis, lygiai taip pat suprasti, pažinti ir materialų fizinį pasaulį. Ir tada tas ėjimas būna toks sklandesnis be kraštutinumų. Tai nusiimam neurofiziologinius filtrus tiek, kiek galima šiuo metu, tiek, kiek aš galiu pakelti. Tada atsimušam į socialinius filtrus. O čia ir prasideda visas grožis, nes tų socialinių filtrų yra begalė, jų yra labai daug, priklausomai nuo kur gimiau, rasė, tautybė, religija, aplinka, ką įdėjo, kokias programas suprogramavo tėvai, nežinau, giminės, draugai, artimieji, mokytojai. Visa tai mumyse kaip failų rinkinys, informacinių tokių, ir tie failai, jie mus veikia, įtakoja. Mes augame remdamiesi kažkokią tai ideologiją, priimam tai kaip moralės normas, etikos normas, pagal tai, kurioje vietovėje gyvename, ar ne? Pas mus yra priimta turėti vieną vyrą, normoje, ar ne? Tai prasme, o kažkur yra norma ten, nežinau, 5 žmonas turėti, daug patystė, ten laisvas gyvenimo būdas, ar ten ar kažkas tai, ir jiem tai yra norma, mum ne norma. Ir reikia suprasti, kad tai yra tie socialiniai filtrai, kurie mus daro tam tikromis asmenybėmis fizinėme lygmenyje. Bet jeigu mes norim augti dvasiškai, pažinti tą pasaulį už ribos fizinės, pažinti save, o kas aš esu, jei nebūčiau fiziniam kūne, turime suvokti, kad pasaulį vertinti reikėtų atsitraukus nuo tų socialinių normų, nuo tų ribų. Atsitraukti ir žiūrėti, tą tiesą norėti pažinti. Nes per tą socialinį filtrą tos tiesos jau praeina labai nedaug. Mūsų ją pasiekia ta tiesa tokia individuali, maža. Ir mes ginčiamės visi, kas yra tiesa, nors realiai tos tiesos yra daug daugiau, bet mes kiekvienas sugebam paimti labai nedaug, tik tiek, kiek jos praeina per tuos filtrus, kurie mus riboja. Tai bet ką paėmus, ar tai yra, kaip sakau, religija ypatingai labai riboja, jinai tuos filtrus uždeda, mes per tai remiamės kažkaip, nors apie religiją turbūt darysiu atskirą įrašą kažkada tai vėliau. Noriu, kad, kaip sakant, įsivažiuotume, pajaustume šitų žinių darbo su savimi rezultatus, galimybės ir suvoktume vis tik, o ką reiškia būti tiesioginėme ryšyje su savimi, su savo pasaulio kūrėju, nebūnant pririštiems prie kažkokios religijos agregoro. Nes prie religijos agregoro prisirišti, lengva, tai pririša ten ir per krikšto ritualus ir per visą kitą, užblokuoja tam tikrus kanalus ir pajungia į agregorą, ten atiduodam energiją, bet to tiesioginio ryšio kanalo kaip ir neturim. Ir tada labai sudėtinga būna gauti ir tą informaciją, ir žinias, ir energijas. Tai kažkada vėliau darysiu, kas norės, išklausys krikšto valymą, krikšto vardo valymą, santuokos valymą nuo visų ritualų, ten magijų ir taip toliau. Bet dabar tiesiog kalbu, kad suvoktume apie tų filtrų reikšmę, kaip jie prafiltruoja visą tą, kas mus supa ir kaip mes tai suprantame. Tai vėlgi iškeliu savo klausimą, ar aš noriu būti ta tokia laisva, be ribojimų, be tų įsikišimų kažkokių, ribos. Vėlgi, tie filtrai tai yra tam tikros ribos, kurios gali saugoti, bet gali ir smukdyti žemyn. Ir gali traukti mus į apačią ir neleisti pramušti to stogo. Atrodo jau riba, lubos, viskas, bet visada yra kur dar aukščiau. Tai yra augimas, tai yra kaip horizonto vijimasis. Niekad nepasieksi savo galimybių fiziniam kūne būdamas, kiek tu gali realiai. Neužteks gyvenimo tam. Tai visada yra kur plėstis, ką suvokti, ką sužinoti, ką patirti. Tai reikia tą norą viduje pajausti, kad, taip, aš noriu tapti tokiu,
kad manęs neribotų nei tie socialiniai filtrai, nei tie neurofiziologiniai filtrai. Aš noriu tapti tikras, grynuolis, išsigryninti. Nesilyginti su šalia esančiu, nenorėti tapti ten kaip kažkoks mūsų autoritetas, nes mes esam tokie unikalūs, tokie nuostabus, kiekvienas su savo sielos rinkiniu, toks stebuklas realiai, kad negalima savęs išduoti ir norėti būti kažką panašiu. Negalima lygintis su kitais, kad jie taip daro, oi kaip ten fainai. Ne, tik su savim, jau kartojau ir kartosiu daug kartų per visur, kad lyginamės nebent su savimi, kokie mes buvom prieš 10 metų, prieš 15, prieš 20, kaip mes paaugom, kokie tapom, ką sužinojom, į ką išaugom. Tai ir tada matai tą realų nueitą kelią, pokytį sąmonėje, pokytį brandoje vidinėje. Ir tas pokytis tada gali jau džiuginti. Tu niekam nenori perlipti per kažką, užlipti ant galvos, tau nekabina tavęs, kad kažkas kitas, daro ten daug geriau, žinai, tai ir man taip reikia. Paleidi visus, man tai yra faina, kai aš galiu kažką irgi įkvėpti ir pasakyti, taip, tu irgi gali, tu irgi nuostabus matai, žinai, ten daryk, vau, kaip smagu, kad tau pavyko. Tai yra toks džiaugsmas, kada gali pasidalinti ir kartu augti, o ne tai, kad aš kažką pažeminsiu, pamenkinsiu ir taip save pasikelsiu. Tai taip elgiasi žmonės, kurie turi galbūt menką savivertę, kitus menkindami jie tada jaučiasi kažkuo aukščiau, pranašesni. Tai tokiam žmogui gali pasiūlyti, irgi pradirbti tą savivertę, pažiūrėti, kurioje vietoje ten prasileista kažkada, kas numušė tą savivertę, ko trūksta, kad atsirastų ta meilė savo, pasitikėjimas savim ir tas vertingumo jausmas, kad aš čia esu irgi, ne šiaip savo kažkas. Tai va. Tai tuos filtrus prasidirbam, prasižiūrim, kiek įmanoma juos prasivalom, išreiškiam ketinimą norėti matyti tiesą, tokią, kokia jinai yra. Dar mintis atėjo, ką daryti, ar nesakiau aš jau šito. Jeigu ir sakiau, pasikartosiu, pasidarysit, nepakenks, kaip atsikratyti tų programų ir failų, kurie mums yra įpiršti, įkišti aplinkinių žmonių, nesvarbu, tėvų, draugų, giminių, artimųjų. Yra toks paprastas tas pratimukas, įsivaizduoju knygų lentyną, mano knygos sudėtos ir pasižiūriu, kiek jose tose lentynose yra įspraustų, įkištų ne mano knygų. Koks vaizdinys kyla, noriu pamatyti, ar ne? Ar ten bus papkės, ar knygos, ar kompaktiniai diskai, nesvarbu, tai yra informacijos laikmena kažkokia. Ir jeigu matote, kad tarp jūsų knygų yra įsprausta, ten iki galo nedakišta kažkokios kitokios knygos juodos, ar ten suprantat, jaučiat, kad tai ne jūsų. Tai aš tada ir sakau, kad aš visą tai, kas yra ne mano, jau ačiū, užtenka, man nebereikalinga, atitarnavo, panaudojo. Įsivaizduoju, kad surenku į dėžę ir su mintim, kad atiduodu tam, kam priklauso, su dėkingumu, išvalyta, pilnoje apimty, man jau to nereikia. Išsivalau savo lentyną ir, trūksta, tarpai likę, ar ne, galbūt tušti. Vadinasi, mano informacija, mano knygos galbūt kažkam paskolinau, atidaviau arba kažkas pasėmė. Tada irgi sakau, kad susigražinu savo informaciją, žinias, energijas, viską, kas yra mano, savo. Išvalyta, pilnoje apimty. Ir žiūriu, kaip ten tos jau lentynos pildosi, grįžtančią mano informaciją. Ir su tuo suvokimu, kad dabar aš eisiu jau ant savo, aš klausysiu savo vidaus, kaip sako, gersiu iš savo paties šaltinio, ieškosiu atsakymų savyje, klausysiu savo minčių, jausmų, kur mane veda mano pajautimai, ne kažkieno kito, kad ką daryt. Ir ten pradeda patarinėti draugės, mamos, tetos, ne, tu su tuo nesiženyk, ne, ten nevažiuok, o tai kam tau čia reikia, kam tu pirksi. Nustokim klausyti kitų, pirmiausiai išmokim girdėti save. Čia ir yra vidinė klausa, vidinis matymas, pasitikėti savo vidiniu matymu, pasitikėti savo vidinę klausą, kad ir suklysim, kad ir pamatysim, kad oi blogai pasirinkau, viskas okei, mes tik mokomės, mes einam tuo augimo keliu, dirbkim su savimi, nenuleiskim rankų, viskas tose rankose ir yra. Ir matosi po to pokyčiai, pojūčiai, kad aš pasitikiu savim, aš žinau, kad aš galiu tą padaryti ir daryti. Paprasta,
nepaprasta, bet tai yra procesas, tai yra augimas, kaip mažas kūdikis pradeda vaikščioti, taip, jisai kris, puls į stalo kampą, galvą susižeis, gal iš medžio išsivers, taip, skaudės, taip, bus guzų, bet tai, o kaip kitaip, tiesiog, nu vis tiek, keliesi, eini ir darai. Tai va tą tokį ryžtą savyje, baimės pakeitus į tą ryžtą, į drąsą, eiti per gyvenimą nebijant iššūkių, nebijant kažkur susimauti, nes tai nėra susimovimo, yra tiesiog patirtis. Taip, antra dalis, ką norėjau pasakyti ir kas dažnai kiša koją gyvenime, tai yra mažas vidinis vaikas. Vidinio vaiko ta pozicija. Ir vidinis vaikas, jeigu mumyse neužaugęs, nepasiekęs brandos, mums bus sunku gyventi, sunku savarankiškai priimti sprendimus, mūsų petukus slėgs suaugusių gyvenimo našta. Mes nuolat ieškosim, kam užkrauti atsakomybės, sprendimų priėmimus. Jeigu viduje yra mažas vaikas, mums būtinai reikės šalia žmogaus, nuo kurio mes būsim priklausomi. Nes mažas vaikas, jis priklausomas nuo kažko, nuo tėvų, kurie juo pasirūpins, valgyti paduos, ten dar kažką. Tokiom moterim, sakykime, ar vyram, nesvarbu, suaugusiems žmonėms, iš tikrųjų yra sunku priimti sprendimus ir gyvena net žalojančioje aplinkoje, žalojančiuose santykiuose, nes viduje dar nebūna užaugę. Kaip užaugti viduje? Yra pratimas, tai kaip sakant, pasiruošiu darbui su savimi, praplečiu savo ryšio kanalą, išvalau jį nuo visko, kas jame neturi būti, paleidžiu tekėti energijas ir žinias ir informaciją, kuri man reikalinga šiam darbui. Kaip maldelė čia jau gaunasi pasiruošimas, ar ne? Ir tada man suprantamu būdu įsivaizduoju pievą, vasarą, aš toje pievoje ir žiūriu į save iš šono, kiek man metų save toje pievoje matau. Ir daug žmonių pamato save kaip vaiką. Ir tai ir reiškia, kad yra pastrigimas tame laikotarpyje. Ir dažnai paklausus, kaip dirbam ir konsultacijų metu, viens ant vieno, klausia žmogus, kas įvyko tuo metu tavo gyvenime. Kai tau buvo tiek metų, kaip tu save matai toje pievoje. Ir dažnai žmogus prisimena ir pasako, kad taip, ten tėvų skyrybos, kažkas mušė, vienas gyveno pats savim rūpinosi, nieks dėmesio nekreipė, arba tėvai gėrė, arba daug skaudžių dalykų, kurie galbūt įvyko tuo metu ir buvo pastrigimas tame amžiuje. Ką reikia daryti? Grįžti į čia ir dabar. Kaip grįžti į čia ir dabar, jau turbūt kalbėjau, rasti emociją, kuri laiko prikabinusi tame amžiuje. Mano kažkuri dalis liko tame amžiuje, tame laikmetyje, nes ten yra emocija, pavyzdžiui, skausmas kažkoks, tai nuoskauda, baimė, kažkas, ar ne, negero, sakykime, nežinau, liūdesys, ar ne, kažkoks. Ir tenai kaip kabliukas toj laiko juostoj mūsų praeityje laiko mus prikabinę. Aš prisimenu tą situaciją, ją išjaučiu, apgalvoju, kurioje vietoje gyvena manyje tas liūdesys, sakykime, ar ne. tą liūdesį, vėlgi pasižiūriu, kaip jis atrodo, gal ten koks, nežinau, kaip mėlynas, tamsus kažkoks, nu, vat negeras jausmas ar kažkoks. Aš jį sakau, kad keičiu ir transformuoju į džiaugsmą, į ramybę, į pasitikėjimą. Ir tarsi sakau, kad vat, iš to laiko, iš tos situacijos aš susigrąžinu savo dalis, išvalytas, pilnoje apimty, atstatau jas taip, kaip turi būti, savo struktūras visas. Nu, ir paleidžiu mintį, kad nu, vat, aš jau dabar galiu augti. Jau manęs ten niekas nelaiko toje vaikystėje. Būna dar momentų, kad laiko vaikystėje neblogos situacijos, bet nu, geros. Kaip buvo gerai, niekuo rūpintis nereikėjo, nei maistu, nei darbu, mylėjo čia mane močiutė ir dar ten kažkas, nu tokia nostalgija tarsi, ar ne? Vat, gyvenimas praeitimi, nostalgija į praeitį. Ir ta nostalgija irgi laiko mus tenai prikabintus ir neleidžia gyventi toliau, nes mes norim to vat, saugumo kažkokio tos geros vaikystės prisiminimų. Tai irgi reikia gauti vat, tą suvokimą, suprasti, kad jeigu mes nepaleisim praeities, nebus ateities, nebus dabarties geros, pilnavertiškos. Ir tą nostalgiją keisti, net dabar galvoju, nu į ką tą nostalgiją būtų galima pakeisti,
tiesiog, kad ir į tą patį džiaugsmą, į tą pačią meilę tam, kas buvo praeitie, bet su viltimi ir tikėjimu, tokiu žinojimu, kad ir ateityje gali būti gerai, tik, tai reikia užaugti. Susikalbėjus su savimi, su savo vidum, susitvarkius, galima ir tada jau ir sakome, kad aš paleidžiu augimo procesus, kad aš užaugčiau iki tiek, kiek šiuo metu galiu užaugti. Ir stebim, žiūrim, kaip tas vaikas auga, ar ne, kiek jam dabar metų. Gali būti, kad, sakykime, ten buvo 6 metai kokie, ar ne, augo ir takšt strigo ant ten kokios 14 metų. Ok, žiūrim, kas vyko mano gyvenime, kai buvo 14 metų. Tas pats šablonas analogiškai, kaip tvarkėmės su vaikystė, taip tvarkomės su tais metais, kur vėl pastrigom, vėl kažkokia situacija, kažkokia emocija, kuri laiko mano dalis tame laike. Neutralizuoju ar transformuoju tą neigiamą savo emociją kažkokią į teigiamą situaciją galvoje, perkuriu, kaip dabar būčiau jau elgusis tenai su savo šitom naujom emocijom ir toliau vėl paleidžiu augimo procesus. Negaliu pasakyti tiksliai, iki kiek metų turi užaugti vidinis tas vaikas. Ar būtent, kad ten, sakykime, man 41, tai aš ir turiu užaugti iki 41. Nebūtinai, aš save matau neapibriešto amžiaus kaip jauną merginą, moterį, bet jaučiuosi tame gerai, ir neina pasakyti, koks ten tas amžius. Ir viskas okei, daukite iki to, kad sakytumėt, pajaustumėt, kad esat subrendęs žmogus jau, ne vaikas. Ir tą tarsi užaugimą priimkite į savo vidų, pajauskit tą ir savarankiškumą, ir gebėjimą išeiti, daryti, ką nori, ir priimti sprendimus, ir tą tokį, tas mažas vaikas gyvendamas tą sunkų suaugusio gyvenimą, būna kaip kampe koks susigūžęs, jetau, kaip baisu, kaip sunku, ar ne? Bet kai užaugi, tu užaugi ir tu jautiesi kaip lėlių namelyje, tada jau tau trūksta vietos, tu jau užaugai per didelis, ar ne? Tai laikas jau įlysti iš to lėlių namelio, nusišluostyti, kaip sakant, nosį, nusivalyti sijonėlį, atsistoti pilnu ūgiu ir priimti gyvenimą pilnumo visą toks, koks jis yra, su visom suteikiamom galimybėm. Nes kol viduj būsime kaip tie maži vaikai, mes negalėsim pasinaudoti visomis gyvenimo teikiamomis galimybėmis. Tai todėl tai yra labai svarbu. Tai aš ilgiau nebesitęsiu, neilginsiu įrašo esmę, turbūt supratot, kad svarbu nusimti filtrus, kad matytume tiesą ir svarbu užaugti savo viduje, kad taptume tikri viduje pilnaverčiai, pilnateisiai šio gyvenimo suaugę gyventojai. Tai to ir linkiu, ir jeigu bus klausimų, noriu pasidalinti, tai žinot, ką daryti. Ate, iki.